Kas jaučia, kad dar iki pilnos laimės kažko trūksta? Nes mes pakalbėjom tik apie vidinį žaidimą. Pakalbėkime apie išorinį, nes gyvenam išoriniam pasaulyje. Ir iki pilnos laimės mums trūksta po to išorinių žaidimų. Ir čia yra balanso ratas, pats svarbiausias pasaulyje ratas. Ir labai nedaug žmonių, kurie yra pilnai laimingi. Vieningai, mes žinom žmonės, kurie laimingi šeimoje, bet turi problemų su darbu. Ne? Mes žinom žmonės pilnai atsiduoja be darbui, bet turi, tai nėra problemų šeimoje su sveikata. Kažkada tai anksčiau Amerikoje buvo darboholikas, viskas. Aš darboholikas, testai parodo, viskas, bailės. Tave priima į darbą. Dabar, jeigu testai parodo, kad tu esi darboholikas, jokio šansų įsidarbinti. Kodėl? Nes darboholikai dirba ilgai, bet neefektyviai. Dažniausiai turi prastas šeimas, blogai jaučiasi ir ant ilgų distancijų neatlaiko. Todėl mūsų užduotis išmokti subalansuoti visas gyvenimo sritis. Daugelis žmonių pasakys, ne, hebra, jau šitą vietą arba. Atsimenat? Ir jie sakys, o, aš žinau, arba. Kiek aš ginčiau suvės, ne, arba verslas, arba šeima, spjaukite gyvenime. Nes jų mąstymas neteisingas, arba. Mes išminčiai ir mes turim galvoti kategorijų ir. Ir aš visų 5 rytis, gal jūs daugiau kažkas, bet apie grubiai, tai yra 5 rytis. Pati svarbiausia kokia yra rytis. Sveikata. Sutikit mane, nes be sveikatos visą kitą, Toliau sekantis rytis. Šeima. Svarbu šeima. Bet dėja, mes tiek daug dirbam, kad šeimoje praleidžiam labai daug. Kaip atrodo, tėvai su vaikais kiek vidutiniškai praleidžia laiką? Statistiškai. Jo, tai 7 minutės. Net tada, kai kūnai šalia 3 valandas, ne, bet visi žiūri teliką ir jie tarpusavy nebendrauja. Čia 7 minutės gryno bendravimo. Kai tėvas žiūri vaiką, kai sako, vaikai kelia, aš turiu myliu. O kiek su žmonom mes bendravom? Turbūt tik 3. Ir net ir tuo metu tokių kontaktų nėra. Ir nesavo. Blanką užpildė, darbas atlikta. Nebendrauja? Nebendrauja. Sekantis yra pinigai. Kam atrodo pinigai svarbu? Yra darbas. Kodėl mes atskiriam darbą nuo pinigų? Ne kiekvienas darbas atneša pinigų. Jo, ir ne kiekvieną, tai iš vietą labai blogai, kai mes sujungiam tą dalyką. Nes labai dažnai, jeigu tu darbą ir pinigus turite vienreiškai pririšti, dažniausiai nei malonumą negauni, nei pinigų. Tai mes kalbėsim detaliau jau per savaitgalį, mes kalbėsim, kur yra didžiausia klaida. Kai žmonės sujungia pinigus su darbu, dažniausiai turi ir čia problemą. Tai mes darbą atskiriam. Ir yra elf. Laisvalaikis, hobis, tenais. Dabar trumpas testas toksai. Įsivaizduokit, pas jūs sveikata 100%, tiesiog jūs iš batų išneša nuo to entuziazmo, kurį gali skraidyti. Tai 100 balų. Jaučiat, kad, sirgt nesergat, tačiau kažkokio energijos antplūdžių dažnai nebūtų, čia 50%. Jeigu jaučiat, kad biškutį kažkas tenais turi visokių problemų, tai mažiau. Tiesiog patys subjektyviai vertinkit savo sveikatos būseną. Šeimoje 100%, tai tiesiog, kad jūs tenai bučiuojatės po 8 valandas. Meilės. 50% pykstatės, nesipykstat, pripratot viens prie kitų ir praktiškai netrūktų tas žmogus jums smarkiai. Kas mažiau, tai tiesiog jūs erzinat, bet jau valdot save. O šeima čia tokiuose antra pusė. Kai jūs jau aš jūs nevedės, tiesiog, mama, tėtis, ten, brolis. Arba trečia pusė. Arba trečia pusė jau, kaip vienu šeima. Kaip ten sekasi. Toliau su pinigais. Jeigu pinigai, kaip sakė, kūrinį kliujų, rašo 100% ir mums pervedat galingą sumą. Jeigu jaučiu, kad pinigų dažniau trūksta negu perteklius, tada 50%. Laisvalakis. Jeigu tikrai turit hobį nuolatos, aš su baidelėm rydėjant, skraidant, eilėraščius rašot, dainuojat, šokat. Ir tai čia 100%. 50% tai tiesiog turit hobį, bet seniai jau
neturėtų laiko užsiimti. Nu ir darbe, jeigu pilnai flow būsino darbas ir svajonės pasiryžę primokėti už tokį darbą, tai šiandien. Tai trumpai įvertinkit ir po to nustatykit savo tokį balansų ratą. Jisai ko gero bus ne visai tolygus. Ir čia parodo jūsų gyvenimo ratų balansą. O dabar greitai padarykit. Ar pavyko tas? Kas jaučia, kad miškų yra disbalansas? Kurioje dažniausiai vietoje? Kam dažniausiai su sveikata? Nu, mažiausiai tam susijusiu. Okay? Kas mažiausiai šeimoje tam turi? Okay? Kam su pinigais? Ne fontanai. Kas su darbu tenais nedraugauja, tai tas smarkiai. Kažko trūks darbo, skandalų. O laisvalaikiu kas jaučia, kad... Jo, koks laisvalaikiu? Tik kaina. Gerai, dabar žiūrėkit. Jeigu žiūrėti apie pilnos laimės formulę, tai ją galima pavaizduoti kokiu būdu. Ką reiškia pilna laimė? Pilna laimė. Tai yra 100% visose 5 srityse. Ar taip gali būti? Gali. Ne. Nežinau. Bet nesvarbu, ar tai gali būti ar ne, bet svarbu kas? Siekti to, ne? Siekti balansų, nes aišku, kiekvienai mums norisi dar daugiau, bet sen žmonės, kurie iš tikrųjų subalansuoti, nu iš tikrųjų jaučia. Sako, taip, galėčiau dar šeimo kažką tai yra tobulėjimų, bet jie jaučia, kad, nu, ratas, jeigu nepilnai pripūstas, bet visur jisai toks, nu, žinot, jo, kas bandė važiuoti kada nors su geru automobiliu, bet kur nesubalansuoti ratą. Ir jau tas automobilis pradeda nepatikti. O tik paleidė vardą. Tai reiškia, jūsų gyvenimas nieko nereiškia, jeigu jūs važiuojat, su tokiu ratu važiuojat. Ir tegul jums nepasakoja tokių istorijų, kad neįmanoma būti subalansuoti. Tai yra žmonių subalansuoti. Nedaug, bet yra. Ir NLP sako, kad kai mes bandom atsakyti klausimą, kas yra tiesa, kas yra netiesa. Žinot, labai padeda idėja tokia, kad tiesa mūsų gyvenime iš principo yra nesvarbi. Žymiai svarbiau už tiesą yra nauda. Mes nežinom, ar įmanomas subalansuotas gyvenimas. Kiek žmonių, tiek nori. Bet kaip man atrodo, kas naudingiau? Manyti, kad įmanoma gyventi subalansuotą, ar manyti, kad neįmanoma? Kas yra naudingiau? Kad įmanoma. Tai todėl mes sakom, kad įmanoma. Ir iš tikrųjų, tie žmonės, kurie šventai tiki, kad įmanoma, kaip nekeista, jie ir pritraukia į savo gyvenimą, subalansuotą gyvenimą. Bet tie žmonės, kurie tiki, kad neįmanoma, tai jie ir gyvena tokį gyvenimą, kuris sunku pavadinti gyvenimą. Tikrai yra daug žmonių, ir aš pažįstu žmonės, kurie nepaprastai turtingi, bet nelaimingesnių aš nemačiau.